Gyventi kūne. Kviečiu atrasti naujų ir pritaikomų būdų pažinti ir puoselėti savo kūną, smalsiai patyrinėti jį per fizinę, psichologinę ir emocinę prizmę. Tinklalaidė kuriama mylintiems sportą, besirūpinantiems savo sveikata ir tokiems kaip aš, kurie nujaučia, kad kūnas gali daugiau nei atrodo ir slepia daugiau nei galime suvokti. Vyresniems to nereikia, moterims to nereikia, tai padaro tave negražiu. Jeigu tu ir darai visiškai identiškus dalykus su moterim ir su vyru vieną šalia kito, jie visiškai skirtingai tai adaptuosis. Iš vienos pusės, kad tu pradėtum didėti, tu turėtum eksponentiškai vis daugiau valgyti už tai, kiek tu darai darbą. Kaip aš sakau, krosidas ant popieriaus man yra geriausias sportas pasaulyje. Sveiki klausytojai, labai ačiū, kad prisijungėt ir noriu priminti, kad pasektumėt mūsų paskyrą Instagrame, Gyventi kūne, užsiprenumeruotumėt naujausias laidas Spotify'e ir YouTube'e ir kad taptumėt mūsų rėmėjais Contribui platformoje, kad ši tinklalaidė galėtų gyvuoti dar ilgus metus. O šiandien aš pati labai entuziastingai nusiteikus nuo pat ryto, tokį jaučiu jauduliuką labai malonu, nes labai laukiau šito pokalbio ir susitikau su Juozu Jankausku. Pasikalbėti apie jėgos treniravimą ir apskritai, kaip jėga ir jos turėjimas arba neturėjimas veikia mūsų sveikatą, bei apie tokius 4 stebuklingus pratimus. Ir čia tikriausiai bus išskirtinumas šitos laidos, nes kalbėsim ne tik apskritai, kad treniruoti jėgą, kilnoti svorius, bet apie optimaliausią būdą, kokį Juozas turbūt yra atradęs ir pasidalins, kaip iki to priėjo. O aš trumpai dar pristatau, tai Juozas Jankauskas yra sporto medicinos gydytojas. Ir jeigu neklystu, įkūrėjas ir vienas įkūrėjų, taip, sunkumų klinikos, tai yra sporto medicinos klinikos, kuri, kaip teigia jūsų puslapis, yra sveika amžiškumui ir ligų prevencijai. Sveikamžiškumas toks šio laikiniam kontekste labai dažnai girdimas terminas, tas health span, kur turim ilgą amžiškumą ir sveiką amžiškumą, kiek mes laiko galim išlikti sveiki. Šita tema labai daug kas domisi, tai vat man įdomu, kaip tu priėjai prie tokios klinikos koncepto, sunkumų klinikos, nes gal kitiem būtų lengvumų klinika, toksai patrauklesnis terminas, bet kaip priėjai iki to ir kaip ta vat jūsų klinika prisideda prie to sveikamžiškumo, ligų prevencijos, nes daugelis žmonių jėgos treniravimą suvokia turbūt ganėtinai siauram kontekste. Tai vat pradėkim nuo to, kaip tokia klinika atsirado pas tave. Ok. Ja, čia kūna visą kitas. Prasideda klausimai nuo Adomo ir Ievos, tai yra, o kaipgi tu prasidėjai? Tai konceptualiai, gal pati ta sunkumų klinika tik patį pavadinimą įgavo prieš, reikėtų sakyti, 4-5 metai atgal. Nes nuo tada, kada mes su savo kolega, tokiu Pauliu Ženaruku, sporto fiziologu, ir nusprendėm, kad išlyskime iš undergroundo ir įlyskime tiesiog į viešumą, pradėkime teikti tai arba pasakoti apie tai garsiai, ką darome. Bet pati idėja apie tai, kad bandyti naudoti kaip ir tą jėgos treniravimą, kaip vieną iš tokių bendro sveikatinimo įrankių, jį taikyti šiek tiek platesniu principu, man atrodo, kad gal buvo 15-16 metai, kada užgimė ta tokia principas arba užgimė pati idėja savo iššiose. Tuo metu dar buvau irgi rezidentas ir atlikinėjau visus tos stacionaruose rezidentūros periodus, tos, kur kineziterapiją atlikinėjai, tenais mokėsi masažų ir panašius dalykus. Tai dabar galvoju, kai tiksliai, neprisimenu nuo kurios akimirkos tai buvo, bet loosely tai buvo viena knyga į kitą į rankas, toksai blubukas mūsų vadinamasis, tai yra tokio sunkumų kilnojimo kaip ir Biblijai, kažkur pasimerkė sakyti, ne apie tos 4 judesius, kuriuos jau užsiminiai. Tai yra, kaip jie atlikinėjami, kodėl taip atlikinėjami, kokia yra ta mechanika, tai yra tokia biomechaninė knyga apie 4 judesių mechaninius ir skirstimus svorio. Tai ją perskaičius, tuomet, tai buvo pakankamai logiška, kad to pasiekoje buvo tai gerai, jeigu tai yra taip logiška ir tai baziška, pradėsiu tai taikyti savo. Nes vėlgi, tuo metu kažkiek bėgiau, kažkiek tenais jogą užsiminėjau, boulderingas, kaip sporto medikas, tai savo visą pirštus visus į skirtingus sportus iki šios buvau. Tai to pasiekoje tą integravau tiesiog kaip tokia bendrybė į visą tą sportą arba į visą tą fizinį lavinimą. Ir kažkaip įdomiai gavosi, kad aš kuo toliau tai darau ant savęs, tuo daugiau buvo, pamanykime to kažkokias mažas variacijas integruoti į tą klinikinę praktiką. Tai yra, tarkime, kineziterapijos
mokai kažkokių balansinių dalykų arba mokai tenais kinesterapinio, ten pratim visokius deadbugus ir kitus panašius dalykus. Ir taip pabandysiu pramiešti visą tai tais keliais judesiais be išorinio svorio. Tai pabandykime tiesiog lankstytis per klubus, tai lenkytis į priekį, bet klubus atgal vedant, bandykime tūpti išlaikant krūtinę šiek tiek aukščiau, bet vesti klubus. Tu tą patį judesio leitmotyvą atkartoji paprastose kinesterapiniuose kontekstuose. Ir kažkaip pradedi matyti, kad tai yra labai integruotina, tai yra lengvai labai papildoma vienas kitą. Ir taip slowly tai pradeda iš to, kaip aš vizualiai taip galvoju, kur 95 arba 99% kinesterapijos 1% jėgos treniravimo pradėjo virsti į 90 prie 1, 4 prie 6, 6 prie 4 ir taip vis daugėja jėgos treniravimo ir vis mažėja tos tokios grinosios, vadinkime, klasikinės kinesterapijos. Vien dėl to, kad tu kuo toliau aš tai taikiau, tuo labiau ir ieškojau tokių, žinai, kaip ir kabliukų, tai yra kam tinka, kam netinka. Ir aišku, tas santykis čia dabar, kaip sakau, 9 su 1 ir 1 su 9 jis reikalaujantis yra tam tikros diagnostikos ir supratimo, nes vėl pats tas sunkumų kilnojimas arba jėgos judesiai, arba tie baziniai judesiai, kaip mes vadiname, jie yra tik tais, kaip pavadinti tai paprastai. Tai vienaip taip yra algoritmas. Ir algoritmą visą laiką yra surasti, kam reikia pritaikyti, o kam jisai turi būti netaikomas arba modifikuojamas. Taip sakant, tai yra tiesiog tam tikras startas, nuo ko mes dažniausiai pradedame. Aš apie tave sužinojau žmogaus, kuris man pasakė, kad pas juos tai išsigydžiau išvaržą. Ir išsigydžiau, tai ta prasme, kad aš dabar turėdamas išvaržą galiu žaisti krepšinį, galiu bėgioti, galiu kelti 2 savo kūno svorį ir taip toliau. Tai čia, tą vadinu išsigydžiau, ne? Ir mane iškart, mano vyrą labai masino, aš pradėjau pasakoti žmonėm, pradėjau klausyti jūsų tinklalaidės taip pat ir sekti turinį. Tai man tokie, žinok, irgi pradėjo dėliotis taškai ant į apie tą jėgos treniravimą ir tuo pačiu šiek tiek laužė mano požiūrį, kad pratimai turi būti be galo įvairūs, jie turi dažnai būti kaitaliojami, raumenys pripranta ir taip toliau. Tai vat, po biškį pereisim paskui prie tos bazės jūsų, prie tų 4 pratimų ir kaip jūs galbūt kombinuojat su kitais. Ir man labai svarbus toks įvedimas, kaip jėga ir jėgos treniravimas, sunkumų kilnojimas siejasi su sveikamžiškumu ir ligų prevencija. Ok, tai čia turbūt toks labai irgi, pavadinkim tai moksliukiškas mano pradas yra, nes aš, kai žiūriu į tą pačią sveikatą, tai bandau žiūrėti tai labai sistemiškai. Tai yra vėlgi, yra lygos, kurios susijęs su širdiem, kaip čia yra širdies lygos, yra inkstų lygos, yra plaučių lygos, yra odos lygos, tai kiekviena sistema turi savo taisyklės ir savo lygų paketą tokį kaip ir. Ir fundamentaliai, tada netgi kai aš bandau žiūrėti iš kitos pusės, tai yra ne kaip kiekviena sistema yra veikianti ir kai kažkoks, tarkime, tenais padidėja troponino kiekis, reiškia gali būti širdies pervargimas arba širdies pažinimas, reiškia tai signalizuoja, kad yra kokia kardiomiopatija arba tenais infarktas įvykęs. Tai galima į šitą sistemą žiūrėti iš anos pusės, tai yra iš ligos perspektyvos. Tai jeigu senėjimą aš klasifikuočiau arba jeigu vadinčiau sutrikimu arba sindromu, nes senėjimas yra sindromas. Tai yra per tam tikrus simptomus pasireiškinti patologiją. Tai tie simptomai realiai apsibendrina per tokias, tą vadinamą senėjimo fenotipą, tai yra 5 kintamosius. Kas yra, kiek tu turi kaulinės masės, tiksliau, senėjimas yra kaulinės masės mažėjimas, raumeninės masės mažėjimas, poliformacija, tai yra didelis vaistų kiekio vartojimas, trapumas arba silpnumas ir metabolinis sindromas. Tai po metabolinio sindromo, da, aišku, papuola tenais tiek įtikintamieji, nes tai metabolinis sindromas labai supaprastinus yra energijos, kaip čia, neefektyvios energijos naudojimo sutrikimas. Ten didėja gliukozė, didėja riebalų masė, didėja trigliceridai arba riebalų kiekis kraujyje. Tai visi yra, taip sakant, smulkiosios tokios dalys, bet kai tu paimi bendrai visus tuos 5, kuo tu labiau kiekviename tame esi pažengęs, tuo tu senesnis, paprastai tariant. Tai tuomet, jeigu aš kažkurio metu, man atrodo, čia buvo kokie 16 ir 17 metai, kai apie tą daugiau senėjimo fenotipą pradėjau pasakoti, nes irgi čia dalis buvo tų studijų, kur aš visą laiką galvoju, kad gerai įsisąmoninčiau tai, ką aš darau, aš turiu pradėti apie tai rašyti, o kai tai rašau, turiu kažkam ir papasakoti. Tai pradėjau visur važinėti ir pasakoti apie senėjimo elementus ir tuo metu tas pats buvo periodas, kai aš pradėjau sunkumų kilnojimą praktikuoti kaip bendrą savo dalį viso sporto. Ir tuomet ir buvo, kad aš tiesiogiai su tuo sunkumo kilnojimu, su tom adaptacijom, kurios sukelia sunkumo kilnojimas, jis didžiąją dalimi veikia stipriai į vienas tas senėjimo fenotipo dalis ir silpnai kitas. Tai jis ten veikia tiesiogiai koreliacinis arba geriausiai veikia su kaulo tankiu išlaikymu, raumeninės masės išlaikymu, trapumo mažinimu. Su poliformacija čia ifi, nes poliformacija yra labai nespecifinė kategorija, metabolinio sindromo irgi teoriškai veikia,
bet reikia mokėti teisingai taikyti tai. Taigi, taip tariant, man tas sveikambiškumo elementas yra, tai yra, kaip ir pati prieš tai paminėjai, yra ilgalaikiškumo tema ir yra sveikambiškumo tema. Tai gyventi ilgai, kaip aš juokiuosi, nėra mano tikslas. Mano tikslas yra gyventi sveikai. Nes vėlgi tos patirtys iš dar gerontologijos klinikos, kai anksčiau jie dirboje, kad kai susiduriu su asmenimis, kuriems yra 80-90, bet jie jau 15 metų pagulėję lovoje ir negali savim pasirūpinti, tai jos turbūt man labiau liūdina negu tai, kai žmogus išeina, nežinau, 65-70 nuo miokardo infarkto. Tai dėl to yra, kad aš jau geriau pasistengsiu ir padarysiu viską, kad gyventų žmonės ilgai savim pasirūpindami ir džiaugdamėsi aplinka, bet ne gyventi ilgai nebūtinai savim galint rūpintis. Su ta pačia tema yra labai daug mitų. Ne? Tai vat, mes jau pradėjom kalbėti apie naudas, raumenų masės didinimas, kaulų tankio didinimas, daug dalykų, kurie padeda mum ilgą laiką išlikti sveikiam, savim pasirūpinti, bet mes turim ir tą tokią juodą pusę, apie kurią daug kas kalba, taip apgribom, bet turbūt gerai nežino ir sklando įvairūs mitai, kad tos jėgos nereikia, kad raumenų, ypatingai moterim, kad nereikia užsiauginti raumenų, kad nereikia kilnoti svorių, nes užaugs raumenis, kad seniems žmonėms tai jau tikrai nereikia kilnoti svorių. Tai vat, kokių tų mitų išgirsti pats savo praktikoje ir su kokiom gal stigmom susiduri, kurias reikia kažkaip perlaužti? Čia, žinai, esu toj keistoj ir labai patogioj pozicijai, kad kuomet jau mane kreipiasi žmonės, tai kreipiasi, kai turi kažkokią problemą ir patologiją. Tai čia dažnai yra beveik kaip iš lūpų lūpų reklama, tau nebereikia aiškinti, ką tu darai, tiesiog tiki, ką tu sakai. Tai didžiąja dalimi taip yra tų, aš apie tos mitus jau daugiau girdžiu iš, vadinkime, kaip čia dabar, bulvarinės žiniasklaidos arba iš, mano teta man sakė, kad, tai yra per aplinkui, bet nebe tiesiogiai man kažkas išsako kažkokias tokias baimės. Bet jos dažniausiai ir būna tos, žinai, tu pati pradėjai minėti teisingai, tai yra iš dalies apie vyresniems to nereikia, moterims to nereikia, tai padaro tave negražiu, tai rizikuoja, kad, jeigu tai darysi, traumų tik tais kiekis didės. Jos visos papuola po tokia bendru, kaip sakinu, bukietų arba puokštė, tai yra tiesiog baimių iš esmės. Nes visos tos stigmos, gal kaip tu pavadinai, jas kyla iš to, kad žmogus nežino kažko. Nes fundamentaliai, ar tu treniruosi ištvermę, ar tu kardiorespiratorinę sistemą, ar tu treniruosi plastiškumo elementus, ar tu treniruosi, bet jėgos faktorius. Tai tik fizinės charakteristikos. Jos neturi savyje nei nieko gero, nei nieko blogo. Tu gali persitemti bėgiodamas, tu gali persitemti tempdamas, tu gali persitemti kilnodamas. Tai iš esmės visos jos kyla, baimė kyla fundamentaliai, nes žmogus bijo per greitai numirti. Tai čia visus mus motyvuoja nemirti greičiau, bent jau vengti dalykų tam, kad nemirtume greičiau, bet fundamentaliai tai mus turi lydėti kažkoks siekis, kažko gero siekti, fundamentaliai. Tai jos kyla iš baimės ir tokio neišprusimo kažkuria prasme. Tai aš galvojau priprimų pozicijas dažniausiai tai yra pasakoti apie tai, ką duoda šitas dalykas, nes fundamentaliai jisai nieko netima, kai tu dozuoji teisingai. Turbūt bet kokiame sporte yra tos dvi dalys. Tai yra tai, kaip tu dozuoji ir tai, ką tu darai. Tai fundamentaliai tai, ką tu darai, net nebūtinai bus blogai, net jeigu neteisingai tai darai, jeigu dozuosi labai silpnai. Čia kaip žinai, tas nuodų analogija, kur yra, tu gali kiekvieną dieną savo po 0,1% tenais kokio arseniko vartoju, arsenic, tai yra tasme sunkio metalo. Bet tai nenunuodys tavęs, nes tavo filtrinės sistemos sustabdys tai. Fundamentaliai gal netgi pagerins filtrinės sistemas ir tu kaip tik atsparesnis tam tapsi. Tai viena dalis yra, kaip tu darai, čia tas pats apie sunkumų įklojimą ypač, tai yra kodėl didžioji dalis yra kalbama pas mus, pusė visos istorijos sukas aplink, kaip tai atlikti teisingai. Antroji dalis yra mokyti, kaip tai papuola į visą tavo likusią gyvenimo rutiną, nes tu negali kiekvieną dieną kilnoti, nes tai yra per sudėtinga tavo kūną atsistatyti. Tu turi tai dozuoti kas 3, kas 4, kas 5 dienas, jeigu turi pakankamai, gal tau tik palaikymo reikia 1 kartą per savaitę. Tai nėra tas vienas įrankis išspręsti viską, tai yra tiesiog vienas iš paletės įrankių, kuris turi savo taisyklės, kaip tai turi būti taikoma. Tai tu ne tik kilnoji svorius, dar atlieki kažką kitą, tai? Asmeniškai ar rekomendacinių principų? Asmeniškai. Asmeniškai taip, tai šalia dar yra laipiojimas sienomis, tenisas, bet čia taip sakant, kiek laiko dar tam lieka, nes čia visi tai yra
papildomi arba specializuotos veiklos, kaip aš tai vadinu, nes yra bendrinės veiklos ir specializuotos. Tai bendrinės privalomas, specializuotos, jeigu turi laiko. Ir bet kokia sporto šaka užsiimant rekomenduojama turbūt yra ir kažką dar veikti, kad tiek nervų sistema pailsėtų, tiek būtų atsigavimas kūnui, tiek lavinimas kitų faktorių, plastiškumas, lankstumas, ištvermė širdies ir panašiai. Tai man atrodo, kad kai kurie iš tų mitų irgi kyla iš to, kai mes įsivaizduojame, jog mes darom tik tai. Pavyzdžiui, tik kilnoji svorius ir kiekvieną dieną. Ne? Ir aš galvoju, kadangi jau užsiminiau apie moteris, aš pati atstovauju šitą pusę ir tikrai pati ir iš savo klienčių kartais girdžiu, kad man tai jau neduok tik tai svorio, man tai, aš darysiu ten su kilogramo hanteliais, kad man labai greit auga raumenis, aš nenoriu, ką daryti, kilnokim kojytes, kad tik tai neužaugtų raumenis. Ir susiduriu dažnai su tokiais nuogastavimais. Tai man juosai tada padėk nuramint mano moteriškos lyties klientės. Vienas dalykas, turbūt du klausimai. Vienas dalykas, tai ar visada raumenų jėgos treniravimas lygus su hipertrofija, tas su raumenų masės augimu, išdidėjimu. Taip. Ir kitas, ar pavyzdžiui raumenų, tai yra jėgos jau treniravimas pasitelkiant svorius, moterių nepavers vyrais, ne? Kad neužkels iki begalybės testosterono hormono ar kitų. Tai šitos du klausimus man biškutį pagvildek. Okay. Turbūt ir nuo antrojo netgi pradėsiu, nes yra tas, kad jau hormonus palėtė ir atrodo komplikuota, bet šita fundamentali yra taisyklė, kad tas hormoninis profilis arba humoralinis profilis, tai yra vyrų ir moterių, jisai fundamentaliai skiriasi, nes pas vyrus dominuoja testosteronas, nes yra testas, tai yra sėklidės, pas moteris estrogenas, nes yra gimda, kiaušidės, kurios gamina estrogenus. Tai fundamentaliai čia tai yra taisyklė, kad jeigu tu ir darai visiškai identiškus dalykus su moterim ir su vyru vieną šalia kito, jie visiškai skirtingai tai adaptuosis, nes jų vienas dalykas tai yra skirtingus hormonų profilis, jisai čia gal netgi paimti biškį detalės galima, kad, pavyzdžiui, pas vyrus viena to, kad yra daugiau testosterono, tai jų reakcija į bet kokį sunkumą yra tai, kad jie galės kur kas daugiau panaudoti raumeninių tų motorinių vienetų, reiškia, iš savęs bus stipresni viena to, kad hormonų daug yra specifinių, kurie padeda efektyviau įsitempti. Iš kitos perspektyvos, testosteronas selektyviai veikia daugiau paviršinius raumenis, kaip tą pačią trapeciją, kaip tą patį latissimus dorsi, tą nugaros platųjį. Ko pasekoje vyrai, kai jie stiprėja, jie greičiau platėja viršuje negu pačioje, nes didžioji dalis tų raumeninių receptorių į testosteroną reaguojančių yra tavo viršutinių kūno daly vyrų sistemoje. Priešingai moteris adaptacija tai yra kartu dėl visų šitų liutinizuojančių hormonų arba tų pačių estrogenų. Tai didžioji dalis moteriškų receptorių yra aplink klubus, aplink šlaunis, pilve. Tai yra viskas, kai iš esmės, kas supa tavo, kaip čia dabar, gimdą ir kitus tos seksualinius organus arba sexual organs. Vien dėl to, kad moters adaptacija ilgalaikė prasme yra išlaikyti ir išnešioti vaiką. Tai viskas, kur didės ir spartės, viskas greičiau, taip sakant, adaptuojantis, bus aplinkui šitas sistemas. Tai fundamentaliai vėl grįžtam prie to pavyzdžio. Jeigu ir bus moteris ir vyras, kurie daro identiškus dalykus, pas vyrą platės pečiai, pas moterį platės klubai, nes moteris, hormonai vėlgi predisponuoja, kas greičiau adaptuosis. Tai čia viena ta dalis, kad realiai moteris nepataps vyrais, nebent jos pradės vartoti testosteroną kaip išorinį faktorių, bet jau pradedam kalbėti apie anabolinius steroidus, kur irgi, kasdieniam žmogui, apstai klausimas, kam jie yra reikalingi, nebent tu turi specifines ligas, kuriuose tu negamini ir neprodukuoji pakankamai. Aišku, ir psichologiniai sutrikimai, kur čia naudoji ne dėl to, kad nori, dėl to, kad turi kažkokią stoką jau psichologinę sutrikimą. Arba psichologinę, atskirą temą. Bet dabar apie tą hipertrofiją, paliečiant tą pirmąjį tavo klausimą, tai čia irgi tas yra technika ir dozavimas yra tas atsakymas į šitą klausimą, nes iš vienos pusės netyčia niekas nepadidėja ir neužauga, tai jeigu taip vyktų tokiu atveju, čia gal netgi pasakykime iš kitos pusės, jeigu bet ko darimas daug skatintų didėjimą, tuomet mes matytume bėgikus su didelėm šlaunim ir didelėm blauzdom. Bet darimas netgi daug, kai yra pakankamai lengva, irgi neskatins hipertrofijos, nes tai anaerobiniai procesai, jis kaip tik skatins mažėjimą. Tai ką aš noriu supaprastinai pasakyti, kad
iš vienos pusės, kad tu pradėtum didėti, tu turėtum eksponentiškai vis daugiau valgyti už tai, kiek tu darai darbo. Jeigu selektyviai moteris nesirenka bedarydama kažko jos pasaulyje sunkaus ir valgyti daug, jinai niekada nepadidės, nes iš kažko turi augimas vykti. Reiškia, jeigu jau nepradėsi valgyti daugiau, kad ir ką tu su savim darysi, nebus hipertrofijos. Tai čia taip sakant, jeigu tu kontroliuoji maistą, niekada turi nepauksi, nebūsi labiau į vyrą panašiai būdama moteris. O iš krūvio perspektyvos, tai va čia yra tas hipertrofijos ir ar gal tas yra vadinamasis sarkoplazminis ir šitas kaip dar antras. Aktinomiozino hipertrofinis modelis. Tai yra, kitaip tariant, jeigu tu darysi labai 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 sunkiai, bet labai nedaug, tai daugiau dirbs tavo tokios ten aktinomiozino galvutės, kurios paskatins raumenį tankėti, bet neskatins jo didėti. Jeigu tu nori skatinti jo didėjimą, tu turi daryti vidutiniškai sunkiai, kad ir ką tai reikštų dabar mūsų pokalbyje, nes jau visiškai matematinės jau formulės. Ir tu turėtum tą daryti iki kol tu nebegali. Fundamentaliai tai čia visą laiką mėgstu supaprastinti per tai, kad tai, kas tavo sistema dabar riboja, ta sistema ir tobulės. Tai jeigu tu darysi kažką, kur tu, ir čia tas klasikinis kultūrizmo variantas, kur žmonės ateina į salę ir ten bando bicepsus didelius, šlaunis, klubuš, whatever, bet kokią dalį. Nu, tai tuomet jie užsideda kažkokį svorį, kurį gali pakartoti ten 10-12 kartų ar ten gal ir daugiau, bet daro iki kol, ne tai, kad pasiekia 10-12, bet kol nebegali. Bet koktel jie nebegali padaryti, klausimas. Bet tai yra ne dėl to, kad jiems trūksta skaidulų, jiems tiesiog pradeda trūkti deguonies, ten kokį nors laktadehidronazės, tai kas suskaldo laktatą raumenyse. Jiems gali trūkti gliukozės, gali trūkti riebalų rūgščių, gali trūkti visko kuro iš esmės, kad jie atlikti procesą toliau. Ir adaptacija tuomet yra hipertrofija, nes pradeda sarkoplazmos, tai yra viso to kuro, kuris turi užpildyti raumenį, pradeda vis daugėti arba atnešama vis daugiau į jį. Hens raumuo išsipučia, bet nebūtinai jis yra tankesnis. Priešingai, negu dirbi su grynaja jėga, ką aš kur kas daugiau, taip sakant, skatinu arba netgi kaip tik nurašau, hipertrofija yra toks jau atletinio adaptacijos procesas, kur būti išsipūtusiam yra mažai kam reikalinga, nebent kultūrizmo atletui, nes fundamentaliai tai tiesiog masė, kuri tau nereikalinga kasdienybėje. Tai jeigu tu grinai dirbi ant jėgos, kur darai tenais 2-3 sunkius, tai tavo raumuo tankės, bet jis vizualiai niekada nebus didesnis. Jisai tiesiog patampa, tankesnis literaliai, prasme, jis patampa vis daugiau turintis tų aktino siūlelių ir miozino galvučių, kurios realiai sulaiko, kad raumuo laikytųsi, taip sakant, kaip čia, stabilus ir tvirtas. Tai čia turbūt ir yra tas aspektas, kodėl aš vis laiką apselinu visiems vyresniems žmonėms, arba moterim, ypač šitą faktą, kad kuo tu tampi vyresnis, tuo tavo kai mes kalbam, kad vystosi sarkopenija, arba tu silpnėjai ten, kuo tampi vyresnis. Tai tu silpnėjai, nes tu netinki aktinomiozino galvučių, aktinosiūlelių miozino galvučių, tu netinki raumeninių struktūrų. Tai mums reikia daryti kažką, kas buferiuos ir prilaikys jų netekimą, kad netektum taip greitai. Tai tuomet man kaip tik nereikia, kad tu pompuotum kažką ir dėtum, man reikia, kad tu tankėtum. Ko pasiekoje, aš noriu, kad tu kelis kartus pakeltum kažką sunkaus, kas porą dienų, arba ten kas 3, kas 4 dieną. Tai niekas pas mus sąmoningai nedidėja, nebent pradeda daryti daugiau negu mes liepiam ir dar valgo daugiau negu mes norim. Bet čia vėlgi, čia pradedam eiti į kultūrizmą, kuris nieko bendro neturi su bendru, kaip čia dabar, su sveikatingumu ir su ilgalaikiškumu, gal negi to pačio kūno. Ir kadangi jau čia pereinam prie to, kas yra efektyvu, iš tikrųjų, bent jau iš tavo praktikos, tai ir pakalbėkime apie tuos pratimus, apie 4 pratimus, kuriuos galim vadinti stebuklingais. Ir kokie jie, kaip iki jų prieėjai papasakai, užvedė ant kelio tam tikrą literatūrą, tai kokie tie pratimai ir po to pasikalbėsim, kaip juos atlikti teoriškai, ką galima išgirsti, nes galbūt kai kurie klausytojai jau juos ir taiko, treniruotėse jau naudoja, tai kokie tie 4 pratimai. Okay. Čia, kur manysim verbaliai nupiešti vaizdą. Taip, tai 4 pratimai, ir mes juos vadinam tiesiog baziniais judesiais, nes arba reikalang gal iš vienos pusės vėl, kur mes iškeliam juos kaip pagrindinius, vien dėl to, kad mes iškeliame, jeigu mes fundamentaliai kaip įstaiga ar kaip klinika bandome nesispecializuojame vienos grandinės dalies stiprinimą, mes žiūrime, kad visas kūnas būtų vientisai pajėgus, stiprus, lankstus ir taip toliau. Tai mums reikia iš esmės judesių, kurie integruoja kuo didesnę kinetinę grandinę. Reiškia, turi sujudėti arba turi dirbti kuo daugiau tavo sąnarių arba tavo jungčių. Kitas dalykas, mums reikia, kad tai būtų gradualiai dozuojama, nes kaip jau prieš tai, jeigu su jėga dirbame, tai mes norime, kad tai galėtume sunkinti po truputį. Ir trečioji yra dalis, mums yra svarbu, kad, kaip čia dabar paprastai pasakius, kad tai būtų pakankamai saugu. Tai, nes vėlgi,
didžioji dalis, kai į kliniką kreipiasi žmonių, ne tie, kurie aš noriu pakelti daugiau, yra tie, kurie aš turiu problemą ir noriu išspręsti. Tai ir tuos kriterijus šiuo atveju mus atitinka tie patys 4 judesiai, kas iš esmės yra pakelimas nuo žemės, pritupimas, pakelimas virš galvos ir kaip čia, stumimas nuo krūtinės, arba aš vizualiai visiems bandau tai apsukti vaizdą iš kitos pusės, kad tai yra atsispaudimas, tiesiog tu guli ant suoliuko ir nuo savęs spaudi, o ne pats savęs spaudi. Tai jie iš esmės visi patinka mums tuos 3 kriterijus, nes einant vėlgi, nuo to, kad tai yra, jeigu tu naudoji tik 4 judesius, tu gali nesunkiai pakankamai juos išmokyti, arba tu gali nesunkiai žmogų padėti jam mestrinti tuos juos. Kitaip tariant, mokydamas tik juos, žmogus nėra priverstas nuolatos galvoti apie daug skirtingų judesių ir tai nesekina jo, kai jis turi juos jau atlikinėti, nes jis jau žino, ką turi daryti. Tai vienas dalykas yra pakankamai saugus, kai aš kalbu apie vyresnę populiaciją, su kuria dažniausiai ir dirbame. Kitas dalykas tai gradualus didėjimas, tai mes kiek norime, tiek užsiridam, taip sakant, tų blynų ant to svorio, taip sakant, tuščia štanga gali būti nors ir 5 kg ir dėknais nuo 125 gramų iki 200 kg ant viršaus iš karto. Tai dozavimas yra labai lengvas. Ir tas pats, kad apart stumimo nuo suoliuko, kuris biški techniškai sudėtingiau, kad panaudotum visą kūną arba visą kinetinę grandinę jame, bet pakelimas nuo žemės ar pritupimas, tai pakelimą nuo žemės tu svorį laikai rankose, bet stovi pėdomis ant žemės. Tai tu turi sudirbti viskame nuo savo pirštų galų iki savo pėdų. Tas pats su pritupimu, kur tu, sakyti gali dar, kad tik tais ekscentrinį, izometrinį krūvį tavo dilbiai daro, nes jie laiko svoris, kad nejudėtų ant nugaros, bet fundamentaliai tai sudirba viskas, nes tu vėl kojomis ant žemės, svoris ant tavęs ir tu turi judėti žemyn aukštyn. Tas pats ir su kelimu virš galvos, tu realiai stovi ant žemės, tu turi laikyti įtemptą izometriškai presą, kojos, dubinį, krūtinę ir judinti realiai viską iš pečių lanko. Tai visi tie judesiai integruoja, kai sujungi juos kaip vieną tokią visumą, integruoja visą tavo kūną. Tik tais, kad vienose judesiuose vieni raumenys atlieka stabilizaciją, kiti dinaminius judesius, kaip čia pavyzdžiui, kokiam pritupime realiai, tavo dubuo ir tavo nugara yra... Gal nereikia sakyti, tavo dubuo atlieka visą dinamiką ir judesi, kaip ir tavo šlaunys ir keliai, bet tavo nugara išlaiko visiškai izometrinį visą laiką vieną įtempimą, kaip ir krūtinė. O kokiam presė virš galvos arba spaudime virš galvos, tai yra dabar tavo šlaunys, tavo kojos, tavo dubuo, tavo nugara, tavo krūtinė laiko viską izometriškai, bet tavo dabar pečių lankas atlieka dinaminę dalį. Tai jie, taip sakant, vienas kitą padengia, kai tu pradedi žiūrėti juos kaip vieną bendrą visumą. Tai dėl to ir yra jie tokie, jie nieko nepaleidžia ir viską integruoja. Yra, aišku, vis laiką niuansų, kad ten nepakankamai blauzdos padirba, arba ten nepakankamai dilbiai kokie, bet šiaip sakant, to mes jau galim kaip Pokemonus pridėti ir vėliau, taip sakant, sužvejoti, bet fundamentaliai jie padengia 95% to, ko man reikalauja kūnas. Sujungęs to, kad dažniausiai kada sukyla problema žmonėms. Kai aš keliu vaiką, kai keliu dėžę, kai bandau kažką pasiekti iš aukštai, tai žmogus turi mokėti padaryti tokius judesius, kaip atsitūpt, pakelt virš savęs, pasikelt nuo žemės. Tai jie tokie padengia kasdienės higienos judesių paletę, bet ir tuo pačiu stiprina juos tose judesiuose ir dar duoda visas adaptacijas. Toks, tai kodėl aš nenoriu jų išmokti, man klausimas tada savo būna. Tai va, tai čia yra tie 4 judesiai. Tai koks buvo klausimas dar kartą? Toks ir buvo, kokie tie judesiai. Aš kartais turiu tendenciją, tai pradėti kaip pasaką sekti, tai... Bet čia, žinai, reikia kažkaip įvesti į šitą temą, kodėl tik tai 4 judesiai. Ir pasidaro ganėtinai logiška, turint omeny, kad mes įdarbinam pagrindinės raumenų grupės, plus beveik viskas, 95% kito kūno dirba izometriškai, tai reiškia stabilizuoja laiko, būna įsitempę, įsitraukia ir mums nereikia gal papildomai krūvos ten 100 skirtingų pratimų. Čia biškai tik papildysiu, nes priminimas su 100 pratimų. Tai irgi mes, žinai, taip, pabandykime pažiūrėti nes vėl, ta standartinė kineziterapija, kaip kai sakau, jinai bando tikrai per tokį variabilumą, nes žmogus kūnas adaptuojasi prie kažkokių judesių. Bet tada, kaip juokinga, kai netgi išsirinki naudotis tik tais kelius judesius, kurie iš savęs, šiaip kaip iš vienos pusės gali pasakyti, labai yra paprasti, žinai, išmokti žmogų pritūpti arba pakelt kažką. Bet tada, kaip nekeista, kad toj populiacijai, kuri yra dažniausiai pažįsta jau, tai nebūtinai tai būtų tie patys vyriausiai mūsų, bet irgi nes turim ten 30-mečiai, 40-mečiai, kurie gal ir neturi tiesioginės patologijos, ten gali būti kokia ten osteochondrozė, nugurių kremzlesnės išvešėjimas ir kažkokie panašus dalykai, kurie tiesiogiai dar nesukelia skausmą, bet jiems jau pasakė neurologas, kad yra ten amžinių pakitimų. Ir kokie 3 iš 10, jeigu ne 4 iš 10, jiems užtrunka kokias 4-5 užsiėmimus mažiausiai, kad jie bent teisingai tą pritupimą padarytų. Tai ir tada, kai aš
kai sudėtinga žmogų išmokyti pritūpti, man tada galvoti, kad dabar šitą žmogų aš turiu mokyti dar 4-5 skirtingų judesių, man atrodo tiesiog, tas overwhelming yra žodis angliškai, bet aš jau perteklinai apkraunu šitą žmogų, nes jis man paprasčiausio dalyko dar neatlieka. Ir fundamentaliai vėl turbūt grįžtu prie to paties, kad kai tu išmoksti 4 judesius ir tu besi bent kažkiek stipresnis juose, tada galim dadėti kažką ant viršaus, bet aš nenoriu pabėgti nuo to, ką aš vadinu bazę tiesiog, nes tu turi mokėti ir būti stiprus juose, o tada ant viršaus krausim kažką kitą. Bet tu turi įrodyti, kad tu tai gali. Ir ar savo treniruotėse kraunat tos kitus judesius po to? Ar jūs papildot šitos 4 bazinius pratimus tam tikrais kitais pratimais, ar kaip atrodo jūsų treniruotės? Jo, tai kuo toliau iš esmės, čia biškėjo tos sistemos laikė mus išduoti, tai daugiau yra, kad mes turime minimalius kriterijus taip pačiai jėgai, tai yra kiek tu minimaliai pagal amžių ir pagal svorį realiai turėtum išrinkti, čia kaip moterim, tarkim, ten tas standartas yra, kad tu turėtum bent jau nuo žemės pakelti apie 80% savo kūno svorio ir ten pritūpti pusę. Toks kaip minimalus kriterijus, jeigu jau tu esi, kad ir vyresnio amžiaus. Tai kai jau šitą pasiekime, ir čia dažniausiai būna, kai jeigu žmogus yra labai sveikas, tai čia būna 2-3 savaitės, čia niekis yra. Jeigu žmogus turintis kažkokią patologiją, kad užtrunka ir porą mėnesių, tai per porą kartų per savaitę. Kartais ir ilgiau, jeigu žmogus yra labai detreniruotas, tai yra ten jau visas surambėjęs, jau kokius, kad ir išvažos, arba tenais netgi yra, gali būti, kad ir tie patys randai traukinėjantis tarsi struktūras. Tai šitie aspektai, jie gal prilėtina ir atitolina viską, bet tada, kai mes turime minimalius kriterijus, tai dabar būna, jeigu tu dar turi skausmą arba kažkokį kasdienį, diskomfortą, kars nuo karto, žinai, ten paskausta kažką. Arba gal jau atsirado antrinių kažkokių požymių, arba pokyčių, gal kaip čia žmogus pradeda iškėlę savo didesnius norus ir tikslus. Ten, žinai, kaip buvo, čia nepersniausiai būna vienas, nes mes dabar nusprendėm, nes lipsim į Kilimandžarą. Smagu. Ten kitas, nes mes dabar vasarą suplanavom su žmona plaukti su burlaiviu, ten į regatą ir dar kažkur. Tai tada, kai mes turime minimalius kriterijus, kaip aš vadinu, tai yra pabaigėm pirmą mokyklą, tai mums dabar iš esmės iškyla 2 klausimai. Tai yra, ar tu dar kažkokią turi problemą ir B, ar tu turi dar kažkokių norų. Nes jeigu tu turi norų, mes tada ten kreipiame tavo tikslus, reiškia, pradedam specializuoti krūvį, taip sakant, pradedame, adaptuoti tave tai veiklai, kuriai tu labai norėsi. Jeigu tu neturi tokios noro, tai tokia atveju mes grįžtam, einam į tokią antrą klasę, kas yra su bendrais judesiais, tai dabar jau prasideda, žinai, kiti mano kintamieji. Tai yra, ar tu turi pilnas amplitudės, jeigu turi jau minimalės amplitudės, nes jas užtikrina pritūpimas, ten pakeliamas, taip toliau, ar tu turi daugiau negu reikalinga, ar tavo amplitudės yra ilgesnės ir aš norėčiau, kad jos būtų ilgesnės ir tu būtum stabilus juose. Tai žinai, dabar jau pradam varijuoti judesius. Jeigu prieš tai sakom, kad norim pakelti nuo žemės kažką teisingai, tai ten tu pasilenki, išsirėti kiek galitinais, kad būtum tiesus, pradedi kelti nugarą patys, padedi viską vėl į apačią. Tai dabar man reikia, kad tu būtum stipresnis ilgesnė amplitudai. Reiškia, mes galime norėti, kad pakelti tave aukštyn, reiškia, dabar tu turėsi išlaikyti nugarą kur kas labiau, kaip čia dabar, mažiau horizontaliai pozicijai, bet savo pečių žemynų lenktų sąskaitą, bet realiai tu dabar turėsi kur kas ilgesniai šlaunies, kaip čia, sunku tai yra, kaip čia, ne kineziterapeutų ir banditrenerių įsivaizduoti, bet kadangi tu startuoji nuo aukštesnės pozicijos pėdų atžvilgiu, tai tu iš esmės dabar turėsi dirbti labiau ištempęs savo hamstringą arba galinę šlaunį. Reiškia, tavo darbinsi arba stiprinsi šlaunį ilgesnėje amplitudai. Jeigu, tarkime, yra praleista, kad ir koksai pečių lankas, tai mes dabar, žinai, bandysime arba nugaros ten ta viršutinė dalis rombinė, mes bandysime varijuoti kažkokius pristraukimus arba kažkokias su gumom arba kažkokiais dalykais, kad tu galėtum išsitempti į tą poziciją, ilgojų pozicijų, tai yra kabėjimo, bet po to, kad tu pilnai pritrauktum, pilnai sutraukdamas savo tysimus. Tai mes pradedam iš esmės žiūrėti, kas dabar dar yra pražiūrėta bendram tam, taip sakant, muskulietiniai sistemai. Bet vėlgi, bandome, taip sakant, jau atsispirti nuo to, ką žmogus moka. Tai yra išlikti arti tų bazinių judesių, tiesiog juos prailginti arba pasunkinti arba pavarijuoti kažkaip kitaip. Nes tada, žinai, yra. Čia prie tų 3 bazinių kriterijų, kažkaip viena buvo jėga, kurį mes kaip fundamentalų naudojam. Antrinis yra ištvermė, antras yra ištvermė, trečias yra plastiškumas ir ketvirtas yra sprogumas. Tai sprogumas yra jau toks jau jauno žmogaus, kaip sakau, yra siekiamybė, bet kai kurie užsiplanuoja, kad aš noriu dabar dar kokius kovos menus pradėti vaikščioti. Boksuotis mes nesimokysime, bet mes turime treniruoti tavo baltasias kadlas, kad tu mokėtum greitai įsitempti. Ir kadangi aš nesu specializuotas treneris, o žinau tik kaip bendrą rengimą daryti, tai mes norime integruoti judesius, kurie reikalauja viso kūno integracijos sprogime. Tai tuomet yra visokie tenais, tai vadinimai muscle snatchai arba tenais varijuoti olimpiniai klynai, tai yra olimpiniai judesiai, kur tu vėl naudoji tą patį štangą, bet tu turi išsimesti aukštai arba pagauti pritūpęs ir panašiai. Tai
tu dadedi prie to, kas jau yra ta bazė, nes mes klijuojame panašiais judesiais į visą plotį, bet nebandome integruoti kažko, kur niekada nesam darę. Nes kaip čia, kai jau mokai pritūpti, ten tas split squatas arba bulgariškas squatas yra jau natūraliau tau. Vien dėl to, kad tu jau žinai, kaip paprasta judesi daryti, jo variacija bus nebesunki. O kam reikalinga sprogstamoji jėga? Papasakok, mes kalbėjome apie jėgą, tai va, kaip ir suprantama, sprogstamoji jėga ir įvardinai jau, kad dažniau norisi jaunesniems žmonėms jos. Kam jinai reikalinga, kad klausantis nesusidūrė su šito terminu suprastų? Okay. Tai čia turbūt iš tokio labai fiziologinio approach yra, kad grinoji jėga yra tos raudonosios skaidulos arba lėtosios skaidulos, tai kitaip tariant, įsitempti gali visi ir bet kas, nes tos raudonosios skaidulos, kurios yra lėtesnės, jos raudonos yra dėl to, kad yra geriau maitinamos. Taigi, taip tariant, tu ar esi jaunas, ar esi vyresnis, tu visą laiką galėsi treniruoti jėgą, nes tavo kūnas visą laiką prioritizuos tas lėtasias skaidulas, nes jos reikalingos kasdienybei. Baltosios skaidulos yra baltos dėl to, kad jos turi prastesnį maitinimą. Ir čia jau, taip sakant, jų internalus ar jau struktūrinis ypatumas nuo pat prigimimo, kad jos turi mažiau kraujotakos, bet vien dėl to, kad turi mažiau kraujotakos, čia kaip man labai pačiam juokinga iš tos fiziologinės pusės, dėl to, kad turi mažiau kraujotakos, jos gauna ir mažiau deguonies. Dėl to, kad gauna mažiau deguonies, jos negali efektyviai kuro skaldyti. Tai iki šiol viskas kaip tik blogai, ką aš sakau. Dėl to, kad negali kuro efektyviai skaldyti, dėl to jos skaldo jį labai greitai neefektyviai. Tai va čia yra ypatumas baltųjų skaidulų. Tu turi skaldyti neefektyviai kurą, to pasiekoje tu būsi gerai skaldanti, tu čia greit sprogstamas. Tai, kitaip tariant, šitos skaidulos yra tokios, kur tu jas turi, kol dar esi jaunas, bet kai tu 40 ir vėliau pradedi netekti raumeninės masės, tu pirma netenki baltųjų skaidulų. Tai yra tos, kurios yra jau ir taip prastai maitinamos ir jeigu tu iki tol nenaudoji, tai po to jūs abejotina ar dar galėsi panaudoti, nes jau greičiausiai kūnas jas suardė. Tai jos tokios, kaip žinai, gauni dovaną, kuri per laiką suyra, jeigu jos nenaudoji. Tai iš savęs tai yra reikalinga iš tos perspektyvos, gal net ne apie jauną žmogų aš vis laiką šneku ir galvoju apie vyresnį. Tai vyresniam jis yra labiau reikalingas grinai dėl koordinacijos ir dėl savęs sugavimo elemento. Nes kai netgi pagalvoju, tai fundamentaliai žmonės krenta ne dėl to, kaip čia, jie krenta dėl to, kad susvirduliuoja, bet jie susvirduliuoja dėl to, kad jeigu tai yra dėl centrinės nervų sistemų patologijos, ten kažkokia įvyko insultas, arba tarkime, kad ir jau yra kažkokios kraujotakos smulkiosios patologijos, kur dėl demencijos ir kitų amžinių pakitimų įvykusios. Tai tu centrinės nervų sistemos pačios iš savęs nebepadarysi jaunos, bet tu gali refleksos lanką išlaikyti pakankamai, čia jauną, tai yra padėti žmogui sugebėti, kai jis jau slysteli, vis dar išmesti pėdą pas savimi ir sugauti savo svorį, ir tenais ranką ištiesti greičiau. Kas fundamentaliai reikalauja, kad žmogus vis dar gebėtų greitai išmesti kažką, tai išmesti ranką, išmesti koją priešais. Tai ta jėga arba sprogstamoji jėga yra tiesiog reikalinga tam, kad tu galėtum greitai save sugautose situacijose, kur tu turėtum save sugauti, kad neparkristum, kad nepaslystum, kad nevyktų lūžis kažkoks greitas. O tai yra treniruojama šiuo atveju, jeigu mes prieš tai kalbėjome apie jėgos judesius, kurie yra lėti, nes tu stovi stačias, tada tu įkvėpi, tu įsitempi pilve, tu nusileidi iki tinkamą gylį pritūpime, tu atsistoji, tai užtrunka vis tiek 2, 3, 4 kartais ir daugiau sekundžių. Kartais net sąmoningai lėtini, nes tavo tikslas yra tiesiog judinti vis daugiau svorio, o nedaryti tai greitai. O jeigu mes jau norime, taip sakoma, sprogstamosios, tai beveik grįžtant į pačią pradžią nuo pasakymo, tai yra, kad tai, kas tavo kūną riboja, tas ir adaptuojasi, arba tas ir susiformuoja adaptacijos procese. Tai mes realiai norime sprogumos tavo tai judesyje, reiškia, mes turime daryti kažką, kur tu fundamentaliai turi būti ribojimas, kiek tu greitai tai gali padaryti. Ir tada aš turiu kaip ir jau pradėti leistis ir ieškoti variacijų judesių tiems sprogstamiesiems, kas yra tintas angliškai, tai aš pavadinimai lietuviškai labai negražiai verčias, nes yra rovimas, griebimas ir rovimas, yra tas klynas, nečas ir tai realiai angliškai yra teisingesni. Tai jie iškelia tam tikrą kriterijų, kur tu privalai iš esmės, jeigu tu ir bandai kažką išsimesti virš galvos, tai duodi, kad ir tą patys 5 kg arba duodi pagaliuką, tiesiog paprasta. Bet tikslas tada yra, tai dabar tu iš tos pozicijos, kurią jau pažįsti, tos traukos nuo žemės, tu turi, kaip sakant, kilti iki savo klubo vidurio arba iki kelios, iš šlaunies vidurio ir tada, staiga išmestą svorį virš galvos ir pilnai įtūpti. Tai dabar čia yra labai daug techninių niuansų, nes tu turi mokėti tinkamu metu pašokti, iškelti rankas ir nusileisti įlenktais keliais po juo. Bet ta kombinacija greitumo yra dalykas, kuris yra reikalingas, kad tu greitumą treniruotum. Nes jeigu tiesiog sakysi, o dabar pritūpimą daryk greičiau, tai dabar aš tiesiog
žmogus nežino, kaip jeigu jis jau daro klaidų paprastam pritūpime, darydamas greitai jis darys dar daugiau klaidų, reiškia, aš pradedu rizikuoti stabilumu pačio judesio. Tai dėl to, kai aš jau bandau sprogstamai treniruoti, aš ieškau iš esmės judesių, kurie reikalauja labai daug technikos. Dėl tos pačios priežasties aš negaliu vyresnių mokyti techninių dalykų, kurie reikalauja sprogumą, nes jau nebeturiu koordinacijos tam. Tai sakant, sunku yra su vyresniais, su jaunais yra lengviau, nes tai vėlgi reikalauja labai dėmesingumo daug. Tai ar sprogstamosios jėgos reikia kiekvienam? Ne. Gerai ją turėti, čia ir gerai ją yra išlaikyti, bet jeigu tu neseki kažkokio fizinio lavinimo arba kažkokio, sakant, to savaitgalio medalio, tau nėra ko per daug su tuo dirbti. Nes fundamentaliai su sprogimu kartu ateina daugiau rizikos. Čia dažnai yra high risk, high reward. Nes sprogimas tiesiogiai treniruoja galią arba tavo gebėjimą greitai įsitempti, bet jeigu tu jį treniruoji, tu tokiu atveju kiekvieną kartą meti kauliuką, kad tu padarysi viską teisingai. Nes jeigu nepadarysi teisingai, tai rizika traumuotis yra didelė, nes tu per tą akimirką turi sukoordinuoti visą savo muskulo skeletą, ypač jeigu tai yra kažkas sunkaus. Ir jeigu, žinai, paimam pliometriką, tai jeigu treniravimo modulį, tai, žinai, šokinėjimas ant kažko. Tai pliometrikoje viskas yra gerai, bet jeigu tavo, nežinau, treniravimo dabar modulis yra padaryti 50 šuoliuko ant ir tenais nulipti, tai tu šoksi, nulipsi, bet matysi, kad kolega dar nušokinėja, tai tu šoksi. Tai techniškai jau duoda fatigą, tai yra tiesiog nuovargį tavo raiščiams sąnariam ir tavo rizika traumuotis vis didėja su kiekvienu kartojimu. Ko pasiekoje sprogimas, jis turi būti dar atsakingiau dozuojamas, ko pasiekoje jis yra toks, risky. Tai jeigu žmogus nėra ribojamas ir jeigu sportas nereikalauja sprogimo, aš nesirinksiu mokyti sprogimo, nes jis ateina kartu su labai integralia rizika. Nes vėl, mano perspektyva yra kaip mediko, mano tikslas yra išsaugoti sveikatą ir ją prilaikyti, bet neatiminėti selektyviai. Tai koks tavo požiūris į crossfitą, pavyzdžiui, kuris tikrai daug sprogstamosios jėgos pratimų naudoja? Teoriškai labai teigiamas. Kaip aš sakau, crossfitas ant popieriaus man yra geriausias sportas pasaulyje. Ant popieriaus. Bet praktiškai tai, kas labiausiai įtraukia jaunus žmonės, arba bet kokius žmonės į crossfitą, yra tas, bendruomeniškumo elementas. Aš ateisiu ir kentėsiu, bet visi mes kentėsim, tai faina. Tai tas dalykas juos visus pritraukia ir išlaiko, bet tuo pačiu tenais labai greitai prasimeta visas, sporto, arba visas tas teorinis pranašumas, nes tu dabar darai greitai, bet tu konkuruoji ne su savimi, tu konkuruoji su kolega, kuris sėdi šalia arba daro šalia kažką. Tai jisai skuba, tu irgi skubi, bet tada tu žiūri ne kaip tu darai, tu žiūri kaip jisai daro. Ir viskas, apie ką aš dažniausiai šneku, tai yra apie techninius niuansus ir dozavimus teisingus, išeina per langą, nes tu nebežiūri kaip dozuoti ir nebežiūri kaip daryti, tu žiūri, kad tik padaryti kuo greičiau, nes visi daro kuo greičiau. Tai crossfitas puikus, bet tik tais tada, kai jis yra išlaiko savo taisyklės, kai tu konkuruoji su savim, bet ne su aplinka. Nes fundamentaliai, tu turi būti geresnis ne už draugą ar draugę, turi būti geresnis už save vakar. Tai vėlgi, progresyvumas savo standartams turi būti, o ne kitų standartams. Ir ypatingai negebantiems dar kol kas, galbūt neišmokusiems teisingai atlikti pratimų, susikaupimo crossfito salėje tarp krūvo žmonių rasti yra šiek tiek sudėtingiau. Ir aš tikrai pastebiu, dirbdama žmonių, kurie turi tam tikrus susitraumavimų patyrę būtent per šitą sportą, kuris aš irgi manau, kad jis yra puikus, tik tai tam tikri niuansai, kurie kartais sunkiai sužiūrimi yra ir tiesiog tas principas, kadangi tai daroma bendruomenėje ir didelėse grupėse ir panašiai, tai yra sudėtinga. Čia aš dar dadėti prie tos temos, nes irgi čia iš tokių labai bendrybių ir iš toli žiūrinti patį crossfitą kaip sportą, bet kokį fizinį krūvį. Tai, tu turi 3 tos selė adaptacijos kintamuosius, tai yra, tu turi stresą, kurį tavo kūnas patiria, tu turi maistą, su kuriuo tu turėtum užpildyti ir atstatyti rezervus ir tu turi atsistatymo langą, tai yra laiką, kiek laiko tu skirsi, kad sugytum pilnai. Kai šitie 3 sudozuoti yra teisingai, tai tu stipriai laikė. Tai reiškia, jeigu aš dabar įdedame į tai crossfitą kaip kintamai. Jeigu tu duosi tokį krūvį, kur tu po jo net nepastovėt, ateinančias 20-30 minučių, tai tokia atveju kadangi pasukėlė į didelį pažeidimą, tai reiškia dabar tau reikės didelio kiekio maisto, nes tu turėsi atstatyti rezervus, bet dabar tu turi duoti statybinį blokų sukurti adaptacijai, kad sugytų viskas.
B, tada tau reikia dabar lango, per kurį tu greit atsistatysi arba atsistatysi. Jeigu tu esi jaunas, kur, tavo, kaip sakau, turi baltą bilietą atsistatymų, tai yra atsistatai, kur gali visą naktį ulevoti, išger kavos ir vėl gerai jautiesi, tai gal užtruks dieną, gal 2. Ir tada vėl gali, bet jeigu tu apie dieną valgiai ilsėjaisi. Taip, po 2 dienų gal ir vėl gali tai daryti. Bet jeigu į tą kontekstą dabar įmeti, mūsų tą urbanizuotą ofiso planktoną, kuris savaitgaliais užaria arba savaitgaliais, pavadinkim, taip, užsportuoja ir tada vėl kitą dieną bando dirbti, tai tada to kontekste šitas žmogus yra, jeigu dar turi kokį nors mažą vaiką, dėl to, kad nemėgi, dėl to, kad stresas yra darbe, tavo atsistatymo langas turi būti vis platesnis ir tavo maistą ar užtikrinsi irgi yra klausimas. Tai tu galiausiai pradedi deadaptuotis, tai yra silpnėti. Tai crossfitas labai tinkamas yra asmeniui, kuris yra jau fiziškai pajėgus ir ateina iš kažkokio kito sporto. Nes jo atsistatymas bus greitas ir jisai bus neribojamas savo maistu, nes visą laiką norės valgyti. Kai jau pradedi kalbėti apie vyresnius, tai mes iškeliam tada vis daugiau taisyklių jiems, arba bent jau tie, kurie pas mus ateina per crossfito prizmę. Tai yra, kad mes norim, kad tu tai testum, bet norim, kad tu tai darytum, tenais, dozuojant tavo atžvilgį, ten gal bus kas 3, kas 4 dienas, bet tu man turėsi užtikrinti ir šitą maisto kiekį, nes kitaip tu vėl grįši į tą tašką, kur tavo achilai pradės trūkinėti arba kažkokios kitos patologijos išlys, nes trauma, kuri išlenda to kontekste, yra ne dėl to, kad tu nepagalvoji, kaip tu darei. Nebent tave ten kažkas stumteli ir tikrai susvirdavaliai kažkas įtrūko, bet fundamentaliai dėl to, kad yra susinaudojimo arba deadaptacijos arba perteklinio krūvio yra problema. Tai yra kartotinai vis per silpną vietą duodi, kol galiausiai kažkas pratrūkinėja. Ir turint nemažai ambicijų arba dažnai pagaunant kablį sportuojant, pakankamai palikti laiko atsigavimui ir tą atsigavimą tokį tikrai tausojantį turėti yra sudėtinga. Be abejo. Kadangi aš tave radau per rekomendaciją apie nugaros išvaržą iš tą istoriją, tai kaip šitie pratimai ir jėgos treniravimas, kas atrodo daugeliu žmonių kaip tik skamba taip, kad jau viskas, dabar jau ten svorio tikrai negaliu kelti, turėdamas išvaržą, kaip jie padeda sustiprinti, apsupti tą stuburą ir grįžti žmogui į vėžes, grįžti į veiksnumą. Ok. Gerai, čia iš tos perspektyvos, kaip dažniausiai pas mus, kuomet ateina žmonės jau su stuburo patologijom. Nes reikia, aš dirbu labai savo nuolankioje aplinkoje, nes dažniausiai atsiunčia pas mus arba neurologai, arba reabilitologai. Tai yra tie, pas kuriuos galiausiai nueina visi. Tai su kuo susidurėm, kad yra tas pats paskutinis atvejis, kurį pamenu, buvo asmuo, kuris jau buvo po pirmosios savo stuburo operacijos, kuomet jiem yra tas įdėtas vadinamasis keidžas. Tai yra, kai jau pašalintas yra stuburo slankstelis, yra sufiksuoti slanksteliai tiesiog metalais iš abiejų pusių, kad nebejudėtų. Nes jau buvo spaudžiamas stuburo kanalas, tas stenosė vadinamoji. Tai dabar jisai mus atėjo ne dėl to, kad operacija buvo, dėl to, kad jam neurochirurgas svarstė. Arba jis jau buvo pasvarstymuose daryti antrąją, nes praėjus 3 mėnesiai po pirmosios jiems skausmai atsinaujino. Tada, kai padarė vėl tenais, taip sakant, tą stuburo magnetą, tai ten matau, kad dabar slanksteliuose aukščiau po keidžo fiksacijos ir žemiau po keidžo fiksacijos yra naujos protrūzijos ir jų bevirstančios išvaržos, kurios pradeda stenozuoti arba spausti stuburo kanalą, kas duoda vėl tirpimą į kojas. Tai šitą pavyzdį dabar vėlgi naudoju visiškai kaip tokia klišė, su kuria dažniausiai susiduriu ir kai bandau aiškinti to mechanikas, kaip tai susiformuoja. Dabar, jeigu tu kažkokiame nugaros slankstelyje esi, ne tai, kad per silpnas, bet fundamentaliai tai problema įvyksta dėl to, kad tu per šitą lokaciją, kur tavo stuburas, kai tu, taip sakant, bet kokį veiksmą darai, turėtų išlaikyti neutralią poziciją ir slankstelis turėtų spaustis dėl to, kad tu įtempi visą nugarą ir ar aš kelsiu kažką iš tos nepatogios pozicijos, ar tūpsiuosi į neteisingą poziciją, kad tavo stuburas laikytųsi kaip tiesa, tai yra neutralioji pozicija, kad, taip sakant, ta kinetinė jėga, kur laikai kažką rankose, persiduotų tolygiai per tavo klubus arba į tavo klubus. Kitaip, tavo nugara turi būti kaip kranas, kuris, taip sakant, kažką kelia, bet nejuda, kol kelia. Nes jeigu juda, ta vieta, kur biški linkis atsiranda, jinai patampa daugiausiai nešantis svorio. Tai tuomet, ir paimam dabar tą keidžo atvejį, tai yra, jeigu žmogus sufiksavo vieną savo vietą, tai jam labai gerai, nes jis dalį atidavė darbą tiesiog metalui, nes nebereikėjo stuburo kontrolės toje vietoje. Bet tai neaiškiai, kad jisai pašalino iš gyvenimo pozicijas arba darbus, kuris vis tiek bando daryti arba lankstytis, nes mes nepašalinsime lenkimo ir kelimo judesio iš gyvenimo. Tai to pasiekoje jisai vis dar nemokėjo laikyti nugaros neutralios, kai jis kažką atlikinėja. Tai to pasiekoje
mūsų dabar darbą, ir jo, dėl to, jis nemokėjo to daryti, reiškia dabar visą tą lenkimą jis daro nebe per tą vieną keidžo fiksacijos vietą, jis daro per aplinkinius aukščiau ir žemesnius slankstelius, dabar jie pasiema tą darbą, tai ir dabar jie, prisakant, kadangi, taip sakant, tu per tas vietas nebesi tiesus, bet pradedi lenktis ir vis tiek bandai kažką kelti, tai dabar tu gauni kompresiją vieną slankstelio dalį, bet kita pusė nėra kompresuojama, hence pradeda slankstelis nykti, ko pasiekoje pradeda pati protrūzija ir išvarža formuotis aukščiau ir žemiau. Taip, neurochirurgo ir po to tenais jo reabilitologo siuntimų ir buvo pas mus atsiųsti, nes dabar, kai mes kalbame tos judesius, tai visose juose tu esi treniruojamas laikyti nugarą neutralią. Dažniausiai kalbama šalia yra apie visą tą kvėpavimo elementą, apie diržo naudojimą, nes tu iš esmės turi būti išmokytas, kai bet ką darai, kas yra apkraunantis tavo stuburą plačiaja prasme, kad tu įkvėptum ir atliktum tą vadinamąjį valsalvą, tai yra, kai tu įkvėpi orą per burną, tu neleidi viso orą žemyn į savo, taip sakant, sakykime, į pilvą gal taip. Ir to pasiekoje, taip sakant, tu orą spaudi žemyn diafragmą, tu įtempi savo presą ir korsetą, kad spaustų viską į centrą, tai ir bandai suspausti grobus, kaip aš juokiuosi. Tai yra visas žarnas, bet to pasiekoje, kai tu įtempi visą savo korsetą, tu patampi iš esmės kaip kolona savo juosmenyje. Nes tavo realiai dubuo yra ta dalis, kuri dažniausiai judina visą, nes ten yra daugiausiai raumenų, o tavo rankos, prijungtas prie tavo pečių, laiko visą svorį ant tavo, taip sakant, skeleto. Tavo krūtinė dar yra mažai judri, nes jinai neturi būti judri, nes priešingai pusė yra tavo širdis, tai jinai mažai ir judės. Bet tavo jausmuo yra ta didžiausias makaronas, nes kaip skeletą, kaip mes įsivaizduojam, tai yra, žinai, viršutinė dalis yra toks graži statinė, nes yra šonkuliai, apačioje yra tavo kluboje, per vidurį yra vienas, taip sakant, šniūras, kuris jungia klubus su tavo krūtinė. Tai va, ta šniūras, jis yra vienintelė jo stabilizacija, yra ateinanti iš tavo viso korseto raumenų, tai yra viskas, kas supa stuburą ir viskas, kas supa tavo pilvo organus. Tai kuomet tu bet ką darai sunkaus, tu turi būti išmokytas, jeigu jau turi patologiją, kaip judinant svorius ir lankstantis, kad tu galėtum įtempti visą savo korseto, kol tu tai darai. Tai va čia ir ateina, kur tie visi 4 judesiai ir tos stuburo išvaržas, kad mes fundamentaliai tai taip atliekam vėl 4 judesius, bet judesių esmė, kai tu jau mokai žmogų, kuris turi patologijas, yra mokyti jį kvėpuoti teisingai, kai jisai kažką daro. Tai žinai, mes taip sakant, pakišam po kilnojimu iš esmės tą reabilitacinę dalį, nes tu judinsi svorius tik tais tam, kad tu būtum priverstas jausti, kada tu laikai savo pilvo arba korseto raumenis įtemptus. Nes tada, kada tu, kaip čia, jeigu yra pakankamai lengva, vėlgi analogija, jeigu yra pakankamai lengva ir tu paprašai žmogaus ten pasilenkti ir dabar sakai jam, išrieskite nugarą. Kai kurie yra tokie, nejaučiantys savo propriocepcijos ir savo erdvinės pozicijos, kad jie, taip sakant, iš tokios, čia, žinai, rodau ranką katiną poziciją, kur, žinai, sako, išsirieskite, jie taip pakelia vos savo pečius, arba dar blogiau yra pakelia tik tais pečius, bet vis dar būna susilenkę nugaroj. Sakau, ne, tai išsirieskit stipriau. Ir, jie tada pradeda riestis, bet pradeda kelti pečius ir svorį, žinai, dar laiko čionais rankose. Bet nugara vis dar būna susilenkusi. Bet vos tik svoris patampa sunkus, kadangi jie jaučia pasipriešinimą kažkokį. Ir dar jiem pasakai tai įsitempti, jie kur kas efektyviau jaučia, kada nugara yra ištiesėjusi. Kitaip tariant, sunkumo elementas jiems padeda propriocepciją pajausti. Nes kai lengva, jisai nesupranta, kokioj pozicijoje nugara. Tai iš esmės tokia ir ta istorija, kad realiai kilnojimo metu mes laikome nugarą neutralią ir stipriname ją laikyti neutralioje pozicijoje, pridėdami kvėpavimo elementą. Kadangi mūsų laikas į pabaigą, Juozai, aš net dabar galvoju, kad turiu dar tokių porą didelių klausimų, gal mes net kažkada susitiksim dar kartą, jeigu sutiksi. Oi, prašom. Ir norėčiau tiesiog užbaigti ir gal va tokį paerzinimo kabliuką, apie ką galbūt dar galėsim pakalbėti, tai kokie yra normatyvai visiems šitiem pratimam atlikti, normatyvai, ta prasme, kiek sveikas žmogus minimaliai turėtų padaryti, kaip jau treniruoti, kas yra tas toks vidurkis ir panašiai. Ir kaip tos judesius atlikinėti tiem, kurie jau tą daro, kur yra tie kabliukai. Bet kadangi dabar jau baigėsi laikas, tai aš tiesiog norėčiau tokį trumpą gal akcentą iš to, ką kalbėjom apibendrinant, kad jėga yra treniruojama tikrai ne tik tai dėl veidrodžio, ir ne tik tai dėl rūbų, kaip jie atrodo ant mūsų, bet ji yra treniruojama dėl sveikatos dalykų ir dėl kasdienių funkcijų.
dėl to, kaip mes galėsim arba negalėsim pakelti vaiką, dabar vasarą, pavasarį karutį, kaip su grebliu galėsim darbuotis, daug kam aktualu sode, ir dėl to, kaip mes pasensim ir ar mes galėsim ateityje kažką iš vis dar veikti gyvenime, apskritai labai daug dalykų, nes įvairios traumos ir apskritai mūsų silpnumas, raumenų, kaulų atveda iki to, kad mes net labai prastų veiklų nebegalim daryti ir kas labai liūdna paskui žiūrint į vyresnio amžiaus žmonės. Tai ar turi dar, Juozai, kokį žodį, sakinį, kuo tu norėtum užbaigti ir kuo ta jėga, jos treniravimas ir tai, su kuo jūs dirbat, yra svarbu? Tai aš galvoju dažniausiai netgi, žinai, nors ir visi mes dažniausiai klausinėja apie tą jėgą, nes čia yra dažniausiai akibrokštas to, ką mes darom lyginant su standartišku to sveikatinimo modeliu. Ir tai man vis laik būna atsispiriu arba atsimušu į tą pačią vietą, kur mano senelio mėgstamas buvo pasakymas, tai yra viską darykit su galva, nes daryti be galvos bus dar sunkiau. Tai aš to, taip sakant, sveikatos sistemoje visoje žiūriu kaip tokio balanso elementą, nes taip tu turi būti stiprus, bet taip tu turi būti lankstus, bet taip turi būti ištvermingas. Kitaip tariant, šitos sistemos turi būti subalansuotos. Tiesiog kad ir kaip mums patinka kažką daryti, neužmirškime, kad tam yra antra pusė. Jeigu daug bėgi, tai turi ir tampytis. Jeigu daug tampaisi, turi ir kilnoti. Tu turi papildyti visą laiką tuo, ko tu mažiausiai nori. Čia kaip vaikai ir daržovės. Jeigu tau nepatinka, nereiškia, kad tau nereikia. Mano vaikai pasakyk. Tai ačiū labai, Juozai, kad atėjai ir aš tikrai tikiuosi, kad mes dar kartą susitiksim prie šitą mikrofoną. Dėkui tau. Dėkui. Tariu didelį ačiū, kad perklausei šią tinklalaidę ir noriu pakviesti prisidėti prie tolimesnių laidų kūrimo. Ta padaryti gali Contribui platformoje, kur rasi reikalingą paskyrą įvedę žodžius gyventi kūne.